Thank you all. Ačiū Jums. Thank you all very much. Labai Jums ačiū. Thank you, Mr. President. Ačiū Jums, ponė prezidentė. Thank you for your friendship and thank you for your leadership. Ačiū už Jūsų draugystę. I'm also honored to be here with the presidents of Latvia and Estonia. I want to thank them for coming as well. Man garbė čia būti taip pat kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais ir dėkoju, kad jie kartu atvyko. Laura and I are honored to be here with you. Laurai ir man yra garbė su Jumis praleisti šią dieną. Thank you for coming out to say hello. Ačiū, kad atvykot pasisveikinti su mumis. This is a great day in the history of Lithuania, in the history of the Baltics, in the history of NATO, and in the history of freedom. Šiandien yra svarbi diena Lietuvos istorijoje, Baltijos valstybių istorijoje, NATO istorijoje ir laisvės kovų istorijoje. The countries of NATO have opened the doors of our alliance to Lithuania and 6 other European democracies. And I have the honor of sharing this message with you. We proudly invite Lithuania to join us in NATO, the Great Atlantic Alliance. NATO valstybės atvėrė Lietuvai ir kitoms 6 Europos demokratinėms šalims duris į alijansą. Man tenka garbė kartu su Jumis pasidžiaugti šią žinią. Mes džiaugiamės, kviesdami Lietuvą įstoti į NATO, didžiąją Šiaurės Atlanto sąjungą. Many doubted that freedom would come to this country, but the United States always recognized an independent Lithuania. Daug žmonių abejojo, ar ši šalis atgaus laisvę, tačiau Jungtinės Amerikos valstijos visada pripažino tik nepriklausomą Lietuvos valstybę. We knew that this continent would not remain divided. We knew that arbitrary lines drawn by dictators would be erased, and those lines are now gone. No more Munichs, no more Yaltas. Tikėjome, kad šis žemynas nebus padalytas per amžius. Žinojome, kad bus panaikintos dirbtinės padalymo linijos, kurias sukūrė diktatoriai. Šiandien susiskaldymas jau praeityje. Nebus daugiau Münchenų, nebus Jaltų. The long night of fear, uncertainty, and loneliness is over. You're joining the strong and growing family of NATO. Our alliance has made a solemn pledge of protection, and anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Baigėsi ilga ir tamsi baimės, netikrumo, vienatvės naktis. Jūs įsiliejate į stiprią ir augančią NATO šeimą. Mūsų sąjunga yra pasiryžusi ginti savo nares. Tie, kurie pasirinktų Lietuvą savo priešu, taptų ir Jungtinės Amerikos valstijų priešu. Nebeteks. In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia, and Estonia will never again stand alone. Niekados nebeteks agresijos akivaizdoje drąsiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms kovoti vieniems. Thank you. Right. You're welcome. Nėr už ką.
You are needed in the NATO alliance. NATO gi reikia jūsų. You will contribute to our common security. Jūs stiprinsite mūsų kaip Yet the strength of NATO does not only depend on the might of armies, but on the character of men and women. Jūs stiprinsite mūsų, kaip kitos sąjungos stiprins jūsų saugumą, tačiau NATO jėga remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų vyrų ir moterų būdo tvirtybė. We must be willing to stand in the face of evil, to have the courage to always face danger. Turime būti pasirengę duoti tvirtą atkirtį susidūrę su blogiu ir drąsiai veikti pavojaus akimirką. The people of the Baltic states have shown these qualities to the world. You have known cruel oppression and withstood it. You were held captive by an empire and you outlived it. And because you have paid its cost, you know the value of human freedom. Baltijos šalių žmonės pademonstravo pasauliui šias vertybės. Jūs patyrėte žiaurią priespaudą ir jai nepasidavėte. Jūs buvo pavergusi imperija, bet jūs išgyvenote, o ji žlugo. Jūs, kurie sumokėjote laisvės kainą, gerai žinote jos vertę. Lithuania today is true to its best traditions of democracy and tolerance and religious liberty, and you have earned the respect of my nation and all nations. Šiandien Lietuva ištikima geriausioms šalies demokratinėms pakantumo ir religijų laisvės tradicijoms. Tuo jūs užsitarnavote mano tautos ir visų tautų pagarbą. Our alliance of freedom is being tested again by new and terrible dangers, like the Nazis and the communists before them. The terrorists seek to end lives and control all life. And like the Nazis and the communists before them, they will be opposed by free nations, and the terrorists will be defeated. Šiandien mūsų Laisvės sąjunga susidūrė su anksčiau nepatirtais išmėginimais, atsiradusiais kilus naujoms baisioms grėsmėms. Nacizmas ir komunizmas praeityje, o terorizmas šiandien siekia mūsų sunaikinti ir valdyti mūsų gyvenimą. Bet laisvos tautos priešinsis teroristams, kaip jos priešinosi nacistams bei komunistams, ir teroristai bus nugalėti. Over a decade ago, hundreds of thousands of Lithuanians, Latvians and Estonians joined hands from Tallinn to Vilnius to show your love for freedom. Near Cathedral Square is a stone commemorating that struggle. Inscribed on that stone is one word: miracle. Prieš 10 metų šimtai tūkstančių lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis ir sujungė Taliną ir Vilnių, išreikšdami savo laisvės siekį. Šią kovą už laisvę mena prie katedros aikštės stovintis akmuo, kuriame įrašytas vienas žodis – stebuklas. The recent history of the Baltic states truly is a miracle. You've gained your freedom. You've won your independence. You now join a great alliance, and your miracle goes on. Iš tiesų, naujoji Baltijos valstybių istorija tai stebuklas. Jūs atgavote laisvę. Jūs iškovojote nepriklausomybę. Šiandien jūs stojate į didžią sąjungą ir stebuklas tęsiasi.
today, on this great day. May God bless the memory of Lithuanian patriots and freedom fighters who did not live to see this moment. And may God always bless the brave and the free people of Lithuania. Te laimina Dievas Lietuvos patriotų ir laisvės kovotojų, kurie nesulaukė šios dienos atminimą. Te laimina Dievas ir ateityje drąsius, laisvus Lietuvos žmonės. Thank you for coming today. May God Ačiū, bless kad freedom. atėjote. Get the other presidents up here?